Kūrėjo šviesa yra mūsų realybės pagrindas, kuri iš pradžių buvo bet kokio tipo materijoje. Mes šią šviesą savo sąmonėje išryškiname ir perkeliame kaip informaciją į sferą, norėdami normuoti visuotinę erdvę, kurioje, pavyzdžiui, gyvename. Svarbu šį normavimą susėti su savo fiziniu kūnu. Pažvelgę į erdvę aplink save, pasirinkite bet kokį materialaus pasaulio objektą. Susikoncentruokite ties šią temą 30 sekundžių. Atidžiai peržiūrėkite jį iš visų pusių savo fizinę viziją, nenutraukdami dėmesio nuo fizinio objekto, įsivaizduodami tikslę kopiją virš jo, esančio realaus objekto. Tiesiog sukuriate tikslę objekto kopiją savo mąstymo erdvėje. Jis turėtų būti ryškaus vaizdo. Susikoncentruojame 30 sekundžių. Kaip aiškiai išryškėjo vaizdas, susiejate jį su fizinio objekto materialia forma. Tiesiog įterpkite vaizdą į materialią formą ir stebėkite, kaip virš bendro objekto vaizdo juda oras arba šviesa. Suformuokite iš šios šviesos, kurią išskyrėte, jungdami vaizdą su materialiu objektu, sidabro baltos šviesos sferą. Susikoncentruokite į šią sferą 30 sekundžių. Perkelkite šią sferą į mąstymo erdvę priešais širdies centrą, netoliau kaip 30-40 cm. Mes ją priskirsime prie makro gelbėjimosi sferos. Toliau sukuriame informaciją sidabro baltoje sferoje. Visuotinas išsigelbėjimas, visuotinas sveikatos ir įvykių norma. Sveikatos norma atkuriama kiekvienam, kad būtų užtikrintas amžinasis gyvenimas, begalinis visų gyvų sistemų vystymasis, kaip kūrėjas iš pradžių numatė. Kai žmogus susikoncentruoja į tokią sferą, suvokdamas kūrėjo lygmenį, tada sferoje atsiranda Žemės planeta. Mūsų planeta yra kosminės sistemos gyvoji erdvė, kurioje mes visi dabar vystomės kartu. Mūsų makro gelbėjimosi sfera, kuri dengia Žemę savo šviesa. Amžinosios meilės sferytė sudedame skaičių seriją 8, 8, 8, 9, 1, 2, 8, 1, 8, 8, 4, 8. Skaičiai yra sidabro baltos spalvos arba auksinės šviesos. Amžinosios meilės skaitmeninė serija yra tai, kad kūrėjas nustatė kaip vieną iš pagrindinių principų valdanti visų objekto informacijos elementų sąveiką. Pamatysite, kaip skaičių serija pradeda dinamiškai apgaubti Žemę jūsų užpildytoje makro išsigelbėjimo sferoje šviesa. Pajusite meilę Žemėje taip, kaip ją jaučia kūrėjas. Papildome makro gelbėjimosi sferą sekančią skaičių eilutę, kuri patvirtina rūpestį Žemėje. 9, 1, 4, 7, 1, 2, 8, 1, 9, 1, 9, 8, 4. Žmonijai duota galimybė pasirūpinti, tobulinti ir išvystyti Žemės erdvę. Kaip apgaubsime Žemę su šia skaičių serija, stebėkite, kas atsitiks su jūsų Žemės planetos vaizdu. Planeta, kūrėjas sukūrė žmogaus vystymuisi, kad jis atskleistų savo sielos, dvasios, sąmonės ir fizinio kūno galimybės amžinojo vystymuisi kelyje resursus. Žemė padeda žmogui eiti šiuo keliu. Į sferą įtraukiame skaičių seriją amžinybės išvystymo normą 9, 1, 6, 8, 8. Iš pradžių kūrėjas šiai realybei numatė, kad kiekvienas informacijos elementas vystytųsi ir amžinai būtų tobulinamas. Sidabro balta
makro išsigelbėjimo sfera su Žemės planetos atvaizdu užpildyta skaitmeninėmis kombinacijomis suaktyvina amžinosios meilės jėgas, žmogaus rūpestį ir amžinojo vystymosi informaciją Žemėje. Suspauskite sferą į tašką ir su dvasia perkelkite į savo kūną, į širdį. Jūs perkelite savo koncentraciją iš išorės į vidinę erdvę ir atverite šį tašką savo širdyje. Širdies centre esanti Žemė yra apgauta jūsų meilės. Ir kartais galite išgirsti žodžius amžina meilė, rūpestis ir amžinas vystymasis. Užpildykite visą savo kraujotakos sistemą šią informaciją. Kai jūsų kūne pradeda skleistis informacija, kiekvienoje ląstelėje pražysta gėlė. Meilės gėlė su Žemės planetos centre, kuri rūpi mums. O tada visas pasaulis alsuoja amžino tobulėjimo šviesa. Tai va toks gražus amžinojo gyvenimo kelio pradžia, kiek mes patys įdėsime į savo aplinką, tiek iš jos pasiimsime. Video sukūrė ir įgarsino Sigutė.